Sveiki, brangūs draugai. Aš esu Algimantas Jankevičius ir su jumis podcastas 5 minutės. Išėjimo 32 skyriuje skaitome: matydami, kad Mozė uždelsė nusileisti nuo kalno, žmonės susirinko prie Arono ir sakė jam: eikš, padirk mums Dievą, kuris mus vestų. Juk mes nežinome, kas nutiko Mozei, tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės. Kol Mozės nebuvo, tas laikas Izraeliui buvo laukimo ir galbūt galime sakyti įtampos metas. Žmonės žinojo, kad Mozė kartu su Jozue užkopė ant kalno, Išėjimo 24 skyrius, ir pateko į tirštos tamsos debesį, kurį buvo galima matyti iš lygumos, iš jų stovyklos. Jie nekantriai laukė jo sugrįžimo. Kadangi Egipte jie buvo įpratę prie materialių dievybės vaizdavimo būdų, jiems buvo sunku pasitikėti nematomu Dievu ir jie pasikliovė Mozę, kad išlaikytų savo tikėjimą. Dabar jis buvo paimtas nuo jų. Diena po dienos, savaitė po savaitės ėjo ir vis tiek Mozė negrįžo. Nepaisant to, kad vis dar matėsi debesis, kai kuriems izraelitams atrodė, kad jų vadovas juos apleido arba kad jį prarijo ryjanti ugnis. Šio laukimo laikotarpiu jiems buvo laikas apmąstyti išgirstą Dievo įstatymą ir paruošti savo mintis priimti galimesnius, tolimesnius Dievo apreiškimus, nurodymus ir patarimus, kuriuos Dievas galėjo jiems pasakyti. Laikui bėgant izraelitai tapo nerūpestingi, neatidūs ir sulaužė nurodymus, kuriuos Dievas jiems buvo davęs, ir dabar žmonės buvo pasiryžę nebelaukti Mozės. Pakanka. Pajutę savo bejėgiškumą nesant lyderiui, jie grįžo prie savo senų prietarų. Tarp objektų, kuriuos egiptiečiai laikė dievybės simboliais, buvo jautis arba veršiukas. Žmonės troško, kad atvaizdas atspindėtų Dievą ir eitų pirma jų Mozės vietoje. Dievas uždraudė bet kokį materialų vaizdavimą tokiu tikslu. Galingi stebuklai Egipte ir prie Raudonosios jūros buvo sukurti įtikinti apie jį, Dievą, kaip nematomą visagalį Izraelio karalių, vienintelį tikrąjį Dievą. Jo buvimas akivaizdžiai pasireiškė debesų ir ugnies stulpe, kurie jį matė ir atsiskleidė per Dievo šlovę ant Sinajaus kalno. Bet dabar, priešais esantį buvimo debesį, jie vėl atsigręžė į Egipto stabmeldystę. Taip, izraelitai atsigręžė vėl į Egipto stabmeldystę ir nematomo Dievo šlovę vaizdavo jaučio panašumu. Būdami visiškai šalia savojo Dievo, jie nusisuko nuo jo. Brangūs draugai, ar mes turime pakankamai kantrybės sulaukti sekančio Dievo veiksmo mūsų gyvenime? Ar nusprendžiame veikti patys, nelaukdami to? O galbūt kitose situacijoje mes manome, kad tie, kurie mus veda, kurie mus moko, kurie mus patarė, jau pasišalino nuo mūsų ir mes turime imtis ir daryti kažką tai patys, nelaukdami Dievo, nelaukdami jo sekančio veiksmo mūsų gyvenime. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.